Šiame video grafiškai atvaizduojamas smurto protrūkis ir žiaurus nusikaltimas. Tai neskirta vaikams ir jautriems žmonėms. Tai Iksan Ali, kuris 2024 metais bandė nužudyti savo 17 metų amžiaus dukterį, kuri atsisakė tekėti už vyresnio amžiaus vyro iš Irako, jau iš anksto sutartose vestuvėse. Fatima buvo gimusi Irake, bet su tėvais persikėlė į Jungtines Amerikos valstijas. Paaugliai buvo draudžiama susitikinėti su vaikinais, bet tada jinai susipažino su amerikiečiu Izėjumi. Tačiau jos tėvai turėjo kitų planų. Jie nupirko vienos krypties lėktuvo bilietą į Iraką, kuriame jinai turėjo ištekėti už kur kas vyresnio vyro. Tačiau Fatima tam priešinosi. 2024 metų spalio mėnesį, tą dieną, kada Fatima turėjo skristi į Iraką, jinai atsikėlė apie 4 valandą ryto. Susirinkusi savo daiktus, jinai išsliūkino iš namų. Jos mokykla, kurioje jinai tikėjosi sulaukti pagalbos, turėjo atverti duris apie 7 valandą ryto. Ji planavo su keliais draugais tiesiog išlaukti netoliese mokyklos, o tada kreiptis pagalbos. Tačiau pabudę jos tėvai iš karto išskubėjo jos ieškoti, o pamatęs tėvas akimirksniu pradėjo pulti Fatimą ir ją smaugti. Fatima netgi kelis kartus buvo praradusi sąmonę. Laimiai, jos draugai puolė ją ginti ir įvyko grumtynės, kurių metu tai pamatę kiti suaugę įsikišo ir Iksanas buvo sutramdytas. Atvykus pareigūnams, visi kartu su savo žmona buvo sulaikyti. Jie kaltinami bandymu nužudyti savo dukrą dėl garbės. Aš išgirdęs būtent apie šią istoriją nusprendžiau pasidomėti taip vadinamų nužudimų dėl garbės. Jungtinių tautų duomenimis apytiksliai 5000 moterų kasmet nužudoma dėl neva garbės priežasčių. Tačiau moterų teisių gynimo grupės mano, kad tikrasis aukų skaičius gali būti artimas 20 000. Nes paprasčiausiai daug tokių nusikaltimų yra nuslepiami. Tačiau kas yra taip vadinamas nužudimas dėl garbės? Šiandieną šiame kanale aš jūs bandysiu supažindinti su šia sudėtinga ir skaudžia tema. Tai yra praktika, kuri dėja vis dar egzistuoja kai kuriuose pasaulio dalyse. Dažnai siejama su tam tikromis bendruomenėmis, įskaitant kai kurias musulmonų ir indų grupės. Tačiau yra svarbu suprasti, kad tai nėra islamo religijos dalis, jie netgi smerkia tokią praktiką. Bet tai labiau kultūrinė ir socialinė problema, įsišaknijusi patriarchalinėse sistemose ir griežtose socialinėse normose, kur moterų teisės yra suvaržytos. Dažniausiai su aukomis šeimos nariai susidoroja tiesiog nudurdami, stipriais smūgiais, kurie baigdavosi tik mirus aukai. Jos būna pasmaugiamos arba uždusinamos. Taip gali būti daryta siekiant, kad atrodytų kaip savižudybė ar atsitiktinumas. Užmėtymas akmenimis. Kai kuriuose itin konservatyviuose bendruomenėse, ypač už tariamą svetimavimą, būna užmėtoma akmenimis. Moteris būna padegamos, išpuoliai rūgštimi, ar privertimas pačiam prieš save pakelti ranką. Iš tiesų nesuvokiama, kaip brangiausi tau žmonės, kuris turėtum pasitikėti ir jausti saugu šalia jų, gali su tavimi taip pasielgti. Nužudimas dėl garbės yra brutalus nusikaltimas, kai asmuo, dažniausiai moteris ar mergina, nužudomas savo šeimos narių dėl to, kad jų manimų jį užtraukia gėdą ar suteršia šeimos garbę. Šie nusikaltimai yra giliai įsišaknyję tam tikrose kultūrose, kur moterų elgesio kontrolė ir seksualinis tyrumas laikomi esminiais šeimos reputacijai. Nužudimas dėl garbės kyla iš giliai įsišaknyjusių socialinių, seksualinių, religinių ar šeimos normų pažeidimų. Pagrindinis motyvas yra atkurti arba išlaikyti šeimos garbę ir išvengti gėdos ar bendruomenės pasmerkimo. Šiuose nusikaltimuose dažnai dalyvauja keli šeimos nariai, kartais net šeimos taryba priima sprendimą nužudyti. Motyvai ir priežastys, kuriais šeimai užtraukiama gėda, gali būti seksualinis elgesys, atsisakymas tekėti už suplanuoto partnerio ar priverstinė santuoka, jei moteris atsisako suplanuotos santuokos arba užmezga santykius su kitu asmeniu be šeimos žinios, tai gali būti vertinama kaip šeimos reputacijos sugadinimas. Lytiniai santykiai nesantuokoje. Net ir įtarimai apie lytinius santykius nesantuokoje, įskaitant išprievartavimo aukas, gali būti nužudymo dėl garbės priežastimi.
Kai kuriuose kultūrose moters nekaltybė iki santuokos yra itin svarbi, o jos praradimas net ir prievartos būdu gali būti laikoma gėda. Išsiskyrimo siekimas. Moteris bandanti nutraukti santuoką bei vyro ar išplėstinės šeimos sutikimo gali būti vertinama kaip įžeidimas tiems, kurie derėjasi dėl santuokos ir kaip šeimos gėdinimas viešumoje. Gandai ir kaltinimai. Kartais pakanka vien gandų ar kaltinimų, kad moteris sugadintų šeimos reputaciją ir taptų nužudimo dėl garbės auka. Bendrauti su priešingos lyties atstovais, kurie nėra šeimos nariai. Kai kuriuose griežtų normų bendruomenėse netgi paprastas pokalbis su negiminaičiu vyru gali būti laikomas nepriimtinu elgesiu. Vakarų kultūros normų perėmimas. Kai kuriuose Europos ir Šiaurės Amerikos atvejais aukos buvo nužudytos už vakarietiško elgesio, tokio kaip aprangos stiliaus, muzikos ar romantinių santykių su kitos etinės grupės atstovais perėmimą. Šiuose visuomenėse vyrai turi teisę kontroliuoti moterų elgesį, o tai laikoma esminiu šeimos garbei. Aukos dažnai būna mergaitės ar moteris, bet retais atvejais aukomis gali tapti ir vyrai, pavyzdžiui, dėl homoseksualumo, biseksualumo ar transseksualumo. Ši problema aktuali visame pasaulyje, įskaitant ir JAV. Ten taipogi yra vadinamų nužudimų vardan garbės aukų. Štai vasarį priemiestyje esančiame Phoenixo pakraštyje tėvas automobiliu pervažiavo ir nužudė savo dukrą, nes manė, jog ji tapo per daug vakarietiška. Didžiojoje Britanijoje teisėjai gruodžio 21 dieną nusprendė, kad musulmonų porai turėjusiai romaną gimęs kūdikis turėtų būti atiduotas įvaikinti, siekiant apsaugoti jį nuo motinos šeimos nužudimo. Kingstone, Ontarijoje vykstančiame teisme prokurorai kaltina Afganistane gimusi Šafę, jo žmoną ir jų 20-metį sūnų nužudžius dukterį, nes ji paniekinusi šeimą, nepaisydamos jos drausminių taisyklių dėl aprangos, pasimatymų, bendravimo ir naudojimus internetu. Mūsų tikslas yra šviesti ir didinti sąmoningumą apie šią problemą. Svarbu apie tai kalbėti, kad būtų galima ieškoti sprendimų ir apsaugoti tuos, kurie yra pavojuje. Šiame vaizdo įraše yra aptariama jautri tema. Mūsų tikslas nėra žeisti ar stigmatizuoti jokios religinės ar etninės grupės. Priešingai, mes siekiame užkirsti ir pasmerkti smurtą, kuris yra vykdomas prisidengiant garbe. Ką jūs manote apie šią praktiką? Savo nuomonę galite palikti komentarų skiltyje. O dabar iki susitikimo kitame įdomiausios dokumentikos video.